Nu ką, nešamės įrangą, kuo toliau, to daugiau jos. Endoskopą dar pasiliksim. Gal reiks, gal nereiks. Kaip ir praeitą mūsų tiguanai, čia biški buvo pasilūpę, tik čia žymiai daugiau. Visą laik pradedam nuo variklio. Pasiklausom, ar dirba gražiai. Nes jeigu kažkokiu matom niuansų rimtų, net neverta ir tikrinti viską iki galo. Užsikūrė lengvai, dirba gražiai, gera pradžia pusę darbo. Aplink purkštukų šlapė, nelabai gerai gali būti, kad reikės tarpinės keisti. Škyvo riebokšlis, tiksliau, salininkas, kitaip sakant, praleidžia truputį alyvą ir matos prie turbinos yra pajuodavę, tai reiškia praputinėje kažkur nesandari sistema yra. Reikės pravažiuoti, pažiūrėti, ar jis gerai traukia, gal ten jau sutvarkyta ta problema, bet spėju ne. Tai va, kodėl jis grįžo į Lietuvą. Buvo gavęs krušos. Čia ir priežastis. Prie variklio yra smulkmenų parasojimų visokių. Tai ką mes dabar darysim? Skambinsim savo meninio lyginimo ekspertui, siūsim nuotraukas, duos mums patarimą, kiek kainuos remontas. Tada derinsim kainą nuo pardavėjo, kliento naudai ir jeigu surasim bendrą kompromisą iš abiejų pusių, nupirksim.